Labas rytas, nauja diena, keliaujam link keltuvo, vėl pakilsim į Kasprowy Verch ir žygiuosim šį kartą jau į kitą pusę. Ten irgi gražus vaizdai, mes pernai su Saulium ten ėjom, tai norim parodyti ir vaikams. Tai nusileisim prie ežeriukų, žodžiu, bus labai gražių vaizdų. Štai tokie kalnų ežeriukai. Leisimės ten kažkur prie šito ežeriuko, praeisim taku. O dabar bandysim tiltuoti va ten. Šiandien jau kopiam kiekvieną savo tempu. Kas daugiau pailsi, kas mažiau pailsi. O vat visai neseniai matėm kalnų ožkas. Nufilmuoti nefilmavau, nes pakankamai toli, bet nufotografavau šiek tiek. Tai įdėsiu į mūsų video, pamatysit ir jūs. Šiaip labai smagu. Va, tokie vaizdai atsiveria. Prisėdom jėgas atgauti, ėjom 1,5 valandos, visi ilsisi, o vat čia yra Svinica, čia yra viršukalnė, kalnas, vienas aukščiausių šitam regione. Na, šiemet tai sakė šeima, nelipsim ten, nes yra 2 variantai - lipti į šitą kalną ir leistis kitoj pusėje, arba užlipti ir per čia pat nusileisti ir tada reiktų leistis va čia akmenim, žodžiu, toks įdomus variantas. Tai Svinicą paliksim kitam kartui, o dabar grožimės kalnais. Nusileidom štai ten, o čia matosi sniegas, toks patirtas, bet sniegas. Pernai
to sniego buvo dar ir vat va šitoj vietoj. Dar nuotrauką turiu. Sustojom papietaut prie ežeriuko. Ir čia tokie upėtakiai plaukioja. Upėtakiukai. Ir Airius sugalvojo Danytės jam duot. Va tai va. Viskas vyksta. Dar va turiu ant kelės. Sako, ką čia dalina? Ir ten va upėtakiai. O ten tiek daug. Reikia žiūrėti labai po kojom, kai eini, nes čia labai akmenuota, todėl kad čia kalnai. Ilsisi kažką.